Sveiki sugrįžę ir dabar trečioji pamoka. Taigi, ką dar galim padaryti, tai šioje pamokoje parodysiu, kaip padaryti meniu su UL ir LI tagais. Ir taip pat mes pakeisime background color, kas yra jo spalva, fono. Ir tada taip pat padarysime daugiau linkų į skirtingus puslapius. Ok, taigi pradėkime. Pirmiausia, ką mes norime padaryti, tai mes nenorime turėti jokio čia content, galėsime vėliau padaryti, jeigu kas nors nori, kad būtų paprasčiau. Tai va, body tagai, darysim mūsų meniu. Tai dar ką norėjau pasakyti, tai kad komentuoja, jeigu komentuosite, bus daug paprasčiau, o komentarai eina va taip va, HTML. Norite kažką savo pasirašyti, tai va taip parašykite. Čia, pavyzdžiui, yra komentaras. Ok, kaip daryti meniu? Meniu paprastai daro iš linkų, bet taip pat jie suskirsto į UL ir LI tagus. UL ir LI. Tai kas tai yra? LI yra basically sąrašo vienas dalykas, o UL tiesiog reiškia, kad yra sąrašas, bet nėra tas sąrašas numeruotas. Tai tiesiog unnumbered list. Tai LI list item reiškia LI. Okay? Tai pirmas LI ir padarysime du list itemus, tarkim. Ir uždarykime mūsų UL. Tai dar kartą pakartosiu. UL reiškia unnumbered list. Man atrodo, arba aš čia pats spėju, bet koks skirtumas. Ir LI reiškia list item. Matot? LI. Ok, cool. Taigi, ką toliau darom? Tai galim parašyti, tarkim, tarp tų LI puslapis 1 ir puslapis 2. Opa, kaip seksualu. Ok, jungiame Chrome ir turim mūsų linkus. Puslapis 1, puslapis, bet dėja, kai spaudžiame, kažkaip dar nieko nėra. Ok, dar mes padarysim linkus. Linkai daromi su href. Tai mes taip pat kaip images. A yra pats pagrindinis tagas, o href tai yra kas, tai parodo bendrai, kur siunčia linką. Tai tarp href mes galim parašyti bet kokį adresą, ką žinau, tarkim, http://www.google.co.uk ir tą pabaigiam A tagą, užbaigiam ir tarp šitų A tagų mes galim parašyti bet ką, kad mūsų vartotojas matytų, kur mes norime jį nusiųsti. Sakykime, Google. Ok, kas čia bus? Ok, Google. Tai Ctrl S ir žiūrim, ką turim. Turim Google linką, kas jeigu užves rodiklę, yra mūsų linkas va čionais būna. Ir jeigu paspausime jį, nukeliausime į Google. Oh yeah. Ok. Taigi, va, dabar padarysim mūsų linkus mūsų puslapį. Tai mes žinom, kad mūsų pirmas puslapis vadinasi index. Tai darysim A ir tarp šitų LI, kad būtų paprasčiau taip matytųsi. Href darysim lygų index.html. Nes va mes buvom pavadinę, va čia index.html. Ok. Uždarom ir sakom, ką žinau, namai, mūsų namų puslapis. Ok. Uždarom ir tą pat padarom su antru puslapiu, kurio mes dar nesukūrėm, bet reikės sukurti. Tai, ką žinau, href lygų, sakykim, puslapis 2.html. Kaip kieta, ne? Labai originalu. Ir sakykim, ką žinau, puslapis 2. Ok, dabar galim pažiūrėti, ką turim. Tai, ką mes galim. Mūsų meniu kietas, refresh ir namai. Jeigu paspasim namai, tai refreshins, puslapis 2,
nejaugi nesurado. Todėl, kad mes dar nepadarom, tai spaudžiame New ir vėl parašome mūsų svarbius tagus, kaip prisiminkime HTML, uždarome HTML, tada einame head, bet jo nereikia, bet koks skirtumas, title, ką žinau, sakykim, puslapis 2, uždarom title, head, title ending, head ending, ir tą body mūsų, body ir, ką žinau, ir čia galim nukopijuoti dabar mūsų visą meniu, šitą pion, Ctrl C ir čia nukopijuojam. Turim savo meniu. Ir kad atskirti, tai dar vieną dalyką kokį parodysiu, ne ten dėjau. Atsiprašau labai, jis turbūt čia. Tai kad atskirti tos puslapius, padarysiu kitą fono spalvą. Šitam tai sakykim BG color, jeigu aš neklystu, tikiuosi neklystu. Lygu ir sakykim, ką žinau, yellow. Cool. Ir pavadinkime, kai Ctrl S, išsaugokime šitą puslapį ir pavadinkime puslapis 2.html. Jeigu mes taip išsaugom ten, pažiūrim. Puslapis 2.html ir dar pamėginkim nueiti. Ir back, ir refresh, nesvarbu, puslapis 2. You know what it is, black and yellow. Dar nėra jokio black, bet galim dėti ką nors, nežinau, black and yellow images, žiūrėkit šitą. Kietai, normaliai, full size image. Ko jis man atsiuntė, aš nenoriu, kad jis anyway. Taigi, mes turime 2 puslapius, tai ką mes išmokom, tai svarbu, kaip komentarus daryti. Dar kartą priminsiu, jeigu čia nesuprantate, tai komentarai būna komentaras ir, pavyzdžiui, UL, ką reiškia, tai reiškia unnumbered list. Uždarom ir taip pat galima li pakomentuoti. Ką reiškia li? Li reiškia list item, Tada, ką reiškia href, tai tiesiog linkas, nelabai žinau, ką a reiškia pats, gal pamiršau, bet tiesiog linkas. Tai kažkur tai galima pasirašyti savo komentaras, kad tai yra linkas. Ir čia uždaromasis li tagas ir prisiminkite, kad visi UL, tada li ir a irgi, jie visi turi savo uždaromosius tagus. Ir taip pat dar vienas atributas ar parametras, kurį mes išmokom, tai BG color, galim kitam irgi duoti, surandam body ir rašom BG color, ką žinau, lygus sien, tarkim. Cool. Nueinam namo, puslapis 2 namai. Ir čia dar turim Google linką. Dar vieną dalyką, tai einam į Google, rašom HTML colors ir galima tiesiog susirasti visas tas spalvas. Tarkim, va čia va. Ir čia yra visi kodai, viskas spalvų. Tarkim, jeigu nori pasiimti va tokią va spalvą, tai nukopijuojam šitą va kodą. B0, B0, B0. B0. Anyway, nukopijuojam ir nueinam čia ir tiesiog vietoj sien tiesiog parašom šitą koduotę ir pažiūrim, kaip bus. Save, run, launch Chrome ir žiūrėkite, argi tai nenustabu, tiesiog šedevras. Tai man atrodo šiai pamokai tiek ir gyvenkite laimingi ir sugrįžkite į kitų pamokų. Iki.